Esu santechnikas Valerijus Sokolov. Esam vienam iš Vilniaus miesto pastate, Rūsyje. Šiandien temą apžvelgsim, kaip pastatyti apkabą ant prakiurusio vamzdžio. Dažnai mūsų praktikoje būna, kad prakiuręs vamzdis, nedidelis pratekėjimas, kaip vadinamas skylutė, teka vanduo. Šį darbą gali padaryti kiekvienas santechnikas, kuris aptarnauja pastatą. Nekviečiant, kaip sakant, brigados remontininkų. Reikia pažymėti, kad apkabos būna, šiandien jau yra jų vadinamų, skirtingų. Daleiskim, tokią apkabą, skirtingų diametrų ir skirtingų konstrukcijų. Tokią apkabą aš pavadinčiau apkabą mėgėjam, kuris statosi ant tam tikro diametro, ir ta skylutė vamzdis apkabinamas tą apkabą, dedama gumytė ir suspaudžiama dviem varžtais. Ir mes to pasiekiam, kad vanduo jau nebėga ir skaitom, kad apkaba pastatyta. Tokios apkabos jau skaitosi kaip profesionalios apkabos. Aišku, jų kaina skiriasi nuo tos, kurią aš parodžiau anksčiau. Jau čia paruošta ir guma speciali viduje. Tvirta, nes yra apkabų, kurie suveda vienu varžtu, kiti apkabina vamzdį su 4 varžtais. Viduje yra paruošta irgi gumytė pagal tam tikrą diametrą. Ir tiesiog vamzdis paprastai yra apkabinamas guma ir su dviem dalim tos apkabos iš dviejų pusių suveržiamas varžtais, panaudojant šešikampį raktą. Jeigu mes randamės Rūsyje, aš jums parodysiu, kaip ta profesionali apkaba dedama ant 50 vamzdžio. Galiu pridurti, kad santechnikas gali aptarnauti tokiu būdu vamzdžius nuo 15 iki 50 mm, visada su savim turėti tokių apkabų. Apkabinam vamzdį. Kaip sakiau, guma čia jau paruošta viduje. Turėti visada reikia šešikampį raktą, su kurie labai greitai jūs galite pašalinti vandens pratekėjimą. Su tokia apkaba galima sustabdyti vandens pratekėjimą, skylė, kurie gali būti iki 10 mm diametro.